Kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Pirmadienio balandžio 25 dienos Jurbarko žiniose matysite. Ilgamečiui Jurbarko bičiuliui, Lietuvos garbės konsului, Vokietijos Federacinės Respublikos Badeno-Württembergo federalinėje žemėje, profesoriui daktarui Wolfgangui von Štetinui suteiktas Jurbarko rajono garbės piliečio vardas. Savaitgalis rajono keliuose pažymėtas motociklininko mirtimi. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus auklėtiniai savo darbais puoš miestą. Gerbiami uždarosios akcinės bendrovės Baltikum TV abonentai. Apgailestaujame, jog dėl magistralinio kabelio gedimo šių metų balandžio 22 dieną nuo 13 iki 22 valandos negalėjome teikti paslaugų kabelinės televizijos ir belaidžio tinklo abonentams. Atsižvelgdami į tai visiems savo abonentams, kurie iki šių metų gegužės 2 dienos kreipsis į klientų aptarnavimo skyrių esantį Jurbarke, Vytauto Didžiojo gatvėje 23, suteiksime vienkartinę abonentinio mokesčio nuolaidą už vieną dieną. Tai yra interneto ir televizijos bei papildomų paketų abonentiniai mokesčiai už balandžio mėnesį bus atitinkamai perskaičiuojami. Šeštadienį balandžio 23 dieną Jurbarke koncertų ir parodų salėje vykusio iškilmingo rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu ilgamečiui mūsų rajono draugui, Lietuvos garbės konsului Vokietijos Federacinės Respublikos Badeno-Württembergo federalinėje žemėje, profesoriui daktarui Wolfgangui von Štetinui buvo įteiktos Jurbarko rajono garbės piliečio regalijos. Profesorius daktaras Wolfgangas von Štetinas gimė 1941 m. sausio 22 d. Vokietijoje. 1961–64 metais jis studijavo ekonomiką Kiolne. Baigęs mokslus tapo savarankišku verslininku. 1972 metais įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį, studijavo verslo vadybą ir dirbo teisėju įvairiuose Vokietijos miestų teismuose. Nuo 1985 metų dėstė teisę Heilbrono aukštojoje prekybos ir ekonomikos mokykloje. Profesorius daktaras Wolfgangas von Štetinas buvo įvairiausių visuomeninių organizacijų nariu bei vadovu. Nuo 1958 metų priklausė Krikščionių demokratų partijai. 26 metus jis buvo Künzelsau miesto tarybos, o vėliau 15 metų Hagenlogės rajono tarybos nariu. Nuo 1990 metų buvo renkamos Vokietijos Bundestago, Vokietijos Federacinės Respublikos parlamento nariu. Profesorius yra aktyvus Lietuvos nepriklausomybės rėmėjas Vokietijoje. Būdamas Bundestago nariu, jis aktyviai domėjosi Lietuvos politinė situacija.
Po nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. kovo mėnesį jis vienas pirmųjų atvyko į Vilnių, kur susitiko su tuomečiais šalies vadovais, Seimo ir vyriausybės nariais. Profesoriaus iniciatyva buvo įkurta parlamentinė Vokietijos Baltijos valstybių draugų grupė, kuri vėliau tapo parlamentinių ryšių su Baltijos valstybėmis grupe. Jis ilgą laiką buvo šios grupės pirmininku ir asmeniškai dalyvaudavo tiek priimant, tiek formuojant atitinkamus Vokietijos parlamentinio lygmens sprendimus. Buvęs ilgametis Vokietijos Bundestago narys ir Bundestago parlamentinių ryšių su Baltijos valstybėmis grupės pirmininkas Wolfgangas von Stettiner aktyviai rėmė Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo siekius tarptautiniu lygiu. Už tai jis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3 laipsnio ordino bei sausio 13 medaliu. Į Jurbarką profesorius daktaras Wolfgangas von Stettiner pirmą kartą atvyko 1992 metais tuomečio Seimo nario Antano Rašo kvietimu. Nuo to laiko iš čia lankosi nuolat, teikia jurbarkiečiams visokeriopą paramą. Profesoriaus pastangų dėka nuo 1992 metų beveik 1000 jaunuolių iš Jurbarko ir Kelmės rajonų buvo sudaryta galimybė atlikti praktiką pas ūkininkus Vokietijoje, studijuoti Karlsheimo žemės ūkio mokykloje. Profesorius daug prisidėjo užmezgant Jurbarko ir Karlsheimo savivaldybių ryšius. Šių pastangų rezultatas 2000 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Suteikti profesoriui daktarui Wolfgangui von Stettinui Jurbarko rajono garbės piliečio vardą pasiūlė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla, Kultūros centras, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Jurbarko parapija bei Karlsheimo bičiulių klubas. Už jam parodytą dėmesį ir suteiktą garbę tapti Jurbarko rajono garbės piliečiu profesorius dėkojo lietuviškai, o rajono merui Skirmantui Mockevičiui įteikė savo giminės auksinį medalį. Kaip mano mažą padėką norėčiau savo šeimos vardu, šeimos, kurios istorija siekia 9 šimtmečius, įteikti aukso medalį merui. Darf schließen mit den Worten Norėčiau užbaigti žodžiais. Telaimina Dievas Jurbarko žmonės. Telaimina Dievas Lietuva. Visus gražius sveikinimus ir palinkėjimus palydėjo Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos kanklininkų ir Jurbarko kultūros centro vokalinio ansamblio Verdenė bei kaimo kapelos Mitova muzikantų atlikti muzikiniai kūriniai. Po apdovanojimų pakalbintas baronas profesorius Wolfgangas von Stettiner dėkojo jurbarkiečiams už jam parodytą dėmesį bei mielai dalinosi savo prisiminimais ir pastebėjimais apie per 25 bendravimų metus pasikeitusį mūsų miestą. Also ich bin jetzt Neubürger von Jurbarkas und freue mich darüber. Aš dabar esu naujasis Jurbarko pilietis ir labai tuo džiaugiuosi. Es ist eine wunderschöne Stadt Nuostabus mit einer miestas großen, langen Geschichte. su savo ilga istorija. War sehr traurig damals. Tada buvo labai liūdnas vaizdas. Alles ohne Farbe, Viskas pilka, die be spalvų, Menschen traurig und žmonės noch liūdni. nicht fröhlich. Und heute ist Jurbarkas entstanden schöne, fröhliche Häuser. Šiandien mes jau matom nuostabius, šviežius atrestauruotus pastatus. Und sehen Sie diesen schönen Platz hier und Matot šitą puikią aikštę. noch einmal die Bibliothek ist besonders schön. Ir dar kartą ypatingai puikiai yra biblioteka. Und wir waren heute Mittag im Schloss, was langsam renoviert wird. Šiandieną per pietus mes lankėmės Panemunės pilyje, kuri taip pat palaipsniui yra Und restauruojama. die schöne Kaunerstraße mit den Bäumen. Graži Kauno gatvė su apsodintais Also überall medžiais. sehe ich was Neues und Schönes. Visur aš galiu matyti kažką tai naujo ir gražaus.
Savo mintimis ir prisiminimais iš ilgamečio bendravimo su profesoriumi dalinosi ir Seimo narys Kęstutis Masiulis bei buvęs Jurbarko rajono meras Ričardas Juška. Jisai žmogus nusipelnęs daug didesnių padėkų ir apdovanojimų. Aš kai tik dabar irgi rūpinosi, kad jisai būtų apdovanotas dar kokiu nors Lietuvos ordinu, nes žmogus be galo daug nusipelnęs Lietuvai ir dviem rajonams, Jurbarkui ir Kelmei. O jisai labai kilmingos giminės žmogus, jau 800 metų gyvena pilyje, jo giminė, bet yra be galo paprastas ir šiltas, atrodo, kad galėtų būti valstietis pagal savo žmogišką natūrą. O pagal užmojį ir tokį dosnumą tai yra karališkos dosnumo žmogus. Jisai į dešinį, į kairę dovanoja savo gerumą ir pinigus. Kas lietuviam, sakykime, svarbu, jisai labai daug yra labdaros padaręs, įvairiausias. Jisai labai rūpinosi, kad Lietuva būtų pripažinta nepriklausoma. Vokietijai tai buvo labai sunku padaryti. Jisai buvo tikrai nuoširdus draugas ir stūmė tą Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo klausimą. Po to, kai mes buvom pripažinti, mes buvom nesaugus, reikėjo į NATO patekti. Jisai ir čia labai stipriai dirbo, reikėjo į Europos Sąjungą patekti, ir čia labai stipriai dirbo. Kiekvienais metais 3-4 kartus mažiausiai apsilanko. Ir apsilanko tikrai plačiai dovanodamas savo gerumą įvairiems žmonėms. Samariečius remia, jisai yra tokie, tai vadinami, vilko vaikai. Tai tie žmonės, vokietukai, pagal savo kilmę atbėgė čia į Lietuvą, čia užaugę lietuviais, pavirtę virš 1000 tokių ir Lietuvoje. Jisai jiems dovanoja tokias stipendijas, dovanas ar dar kažką, kiekvienais faktiškai metais. Ir daugybė kitokių projektų jisai turi ten, kurias irgi remia. Tai, žmogus, kuris labai dosnus ir įsimylėjęs Lietuvą. Įdomiausia turbūt prisiminimuose išlieka tai, kad žmogus be galo užimtas ir Bundestago nariu būdamas rasdavo laiko galimybę atvykti, pamokyti, susitikti. Mes turbūt iš Kralsheimų draugystės, tarpininkaujant baronui von Stettenui, mokėmės bendradarbiauti su užsieniu. Mokiaumės keisti delegacijom, priimti svečius. Turbūt tie pirmieji žingsniai nepriklausomybės pradžioje buvo patys įspūdingiausi, tokie turbūt netikėti, turbūt žingeidumų vedini, į užsieniečius dar keistai žiūrėjom, kažkas tai tokių neatrastų buvo. Palaipsniui supratom, kad mes esam tokie patys žmonės, mes galim taip pat. Aš taip pagalvojau, kad per 25 metus bandžiau prisiminti, kiek susitikom nesuskaičiuojamą kartą tai Lietuvoje. Nors Vokietijoje lankiausi Kralsheime 3 kartus, 2 kartus teko asmeniškai lankytis ir baronų von Stetteno pilyje jo kvietimu, visą laiką priėmė dukra, niekad jau nebūdavo. Ir sutapimai tokie, kad lankantis mum tenai, išgirsdavom atsakymą, jis Lietuvoje, jis Kelmėje, jis su Antanu Raču susitinka, jis su Lietuvos Respublikos vyriausybė kažkuo susitinka. Bet tai nekeisdavo bendradarbiavimų santykių, jis tarsi būdavo čia. Tai šalia tardavomės, derindavom ir visuomet visos delegacijos, visi jurbarkiečiai, visi kraštiečiai, kurie ten lankydavosi ir parsiveždavo kuo geriausius įspūdžius. Ir kas įdomiausia, kad nuvykus ten, tos delegacijos, tie svečiai, kurie lankydavosi pas mus, vėlgi būdavo labai geros nuomonės apie mūsų kraštą, apie bendradarbiavimą. Tai išlikę patys geriausi prisiminimai ir patys šilčiausi. Šeštadienį apie 17 valandą kelias prie Rautulių kaimo buvo paženklintas motociklininko mirtimi. Balandžio 23 dieną, tai yra šeštadienį apie 17 valandą kelyje Kaunas Jurbarkas Šilutė Klaipėda ties Rautulių kaimu kelyje į automobilio Audi A6, kurį vairavo Jurbarko gyventoja galinę dalį, atsitrenkė motociklas Yamaha be valstybinių numerio ženklų, kurį vairavo jurbarkietis gimęs 1980 metais. Eismo įvykio metu motociklas ir Audi automobiliai užsidegė. Taip pat eismo įvykio metu nukentėjo Yamaha vairavęs
vairuotojas. Medikai atvažiavę į įvykio vietą konstatavo šio vairuotojo mirtį. Žiūrėję į įvykio vietą, pareigūnai taip pat rado dar vieną motociklą, kuris galimai taip pat dalyvavo šitame eismo įvykyje. Šio motociklo vairuotojas buvo pasišalinęs. Būtent automobilį vairavo jurbarkietė blaivi, nustatyta 0 promilių girtumas, tai yra blaivi visiškai, vairuotojų pažymėjimą turi. Taip pat iš abiejų eismo dalyvių yra paimti kraujo mėginiai tiek iš lavono, tiek iš vairuotojos, kad būtų dar išsamiau ištirta ir nustatyta, kad nekiltų jokių abejonių. Kuris vairuotojas kaltas dėl sukelto eismo įvykio, aiškinasi ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai. Tačiau greičiausiai kaltu bus pripažintas motociklo vairuotojas, galimai nesilaikęs saugaus greičio ir atstumo. Pakol kas tai dar ikiteisminis tyrimas atsakys į šitos klausimus, tačiau pagal visą eismo įvykio schemą, pagal visą įsidėstymą, kadangi motociklo vairuotojas atsitrenkė į automobilio galą, tai dažniausiai kaltininkas būna tas, kas atsitrenkė į automobilio galą, sakykime, į kitos transporto priemonės galinę dalį. Taip, visa kita parodys tyrimas. Toj po spaudoje pasirodžiusio pranešimo apie avariją pasipylusiuose komentaruose buvo sakoma, jog kiti šios avarijos liudytojai važiavę kartu su žuvusiuoju, kitais motociklais, iš įvykio vietos pasišalino dėl to, jog buvo vairuojamos vogtos transporto priemonės. Ar šiuose kalbose yra tiesos, toliau aiškinasi policijos pareigūnai. Policija tyria šitas aplinkybės. Vienas motociklas buvo išvis be valstybinio numerio ženklų, o kitas motociklas buvo su švediškais registracijos numeriais. Yra tokia tikimybė, kad motociklai galėjo būti vogti. Bet policija atlikus tyrimą būtent ir nustatys tuos faktus. Jeigu, sakykime, tie motociklai buvo vogti, tai vėlgi yra dar vienas nusikaltimas, už kurį taip pat yra baudžiama. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyrius, prisijungdamas prie vykdomos programos Puošk savo miestą, kuri yra skirta 14-18 metų mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems kurti, projektuoti ir gyvendinti kūrybinės idėjas savo mieste, savo piešiniais papuoš vieną iš pastatų esančių Kauno gatvėje. Vakar čia vyko paruošiamieji darbai, valomos ir tinkuojamos buvusios transformatorinės sienos, bei atliekami kiti darbai. Šiandien vyksta gražūs darbai. Saulė nušvito mums padeda gražius darbus vykdyti, o darbai tokie. Pagal neformaliojo vaikų švietimo programą mūsų mokytoja Lina Rušienė čia dirba kartu su vaikais, parengė tokią programą Puošk savo miestą. Padarė eskizą, suderino su architektė, parinko architektė Vietava konkrečiai šitą transformatorinę. Gavom leidimą jį apipiešti. Piešti yra lengva vaikam, bet sutvarkyti tokį pastatėlį, jo aptrupėjus sutinku ir problemų daug. Vaikai to nesugebėtų patys padaryti. Tai tiesiog ieškojom visur pagalbos ir taip sutiko mums geranoriškai padėti tvarkau Jurbarko kraštą komandą. Tai dabar visi kartu, mums jie vadovauja, ką mes galim padaryti. Tai turim visus tiesiog statybinius darbus vykdom dabar visi. O pradėsim paskui gražinti, dekoruoti sienas. Naują šio pastato veidą miestiečiai išvys jau kito mėnesio pabaigoje, kai bus baigti visi programoje numatyti darbai. Rezultatas tai turi būti gatavas, jau turėtų būti gegužės gale. Ir vaikai jau dabar, aišku, turi nudžiūti viskas ir tada dengti pagrindinę spalvą ir pradėti dekoruoti. Tai vis tiek užtruks, jie renkasi savaitę kartą. Nežinia, kai bus, galbūt oras trukdys ar ką, tai teks patankinti susitikimus, nes darbą vis tiek reikia padaryti. Visas priemonės ir medžiagas paruošiamiesiems darbams meno mokyklos mokiniams dovanojo uždaroji akcinė bendrovė DK Statyba, o paruošiamuosius darbus padėjo atlikti bendruomenės Tvarkau Jurbarko kraštą komanda. Tai pirmasis meno mokyklos bendras darbas kartu su šia iniciatyvinė grupe, kurios nauja narė nuo vakar yra ir šios iniciatyvos autorė, dailės mokytoja Lina Rušienė. Architektė jau irgi buvo sakiusi, kad norėtų galbūt kažkur ir suolelį, kad mūsų dailininkai kažkokią tai irgi dekoraciją padarytų, gal prie Nemuno, gal mieste. Tiesiog jinai parinktų tas erdves, kur galėtų tie vaikai kažką gero padaryti, bet mokytojas, manau, labai iniciatyvios ir su tais vaikais kažką nuveiks gražaus miestui. Ir jau tie, kurie dirba čia, tai tikrai tie vaikai
neniokos miesto gražių dalykų, kas yra padaryta tikrai ir Paimsry, ir Panemunį, ir mieste.